Sveiki dar kartą visi, kurie yra prisijungę prie šios Atviros Lietuvos fondo transliacijos. Sveiki tiems, kurie jungiasi tik dabar. Pristatysime ketvirtąją kvietimą, kuris yra skirtas jungtiniams nevyriausybinio organizacijų iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos vykdančio advokaciją migracijos klausimais projektams. Jeigu turėsite klausimų, prašome rašyti juos komentaruose po transliaciją, po pristatymo įvairių su gairėmis susijusių klausimų galėsime atsakyti, kiek bus likę laiko. O jeigu nespėsime atsakyti visus klausimus, tai jau turbūt netrukus, galbūt kitą savaitę atsiras dažnai užduodamų klausimų skiltis, kurioje atsakinėsime į iškylančius klausimus. Taip pat galite rašyti individualiai elektroniniu paštu projektai@olf.lt visais klausimais, kurie yra susijęs su šiuo kvietimu arba prieš tai pristatytais kvietimais. Kita skaidrė. Taip, aš trumpai pristatysiu šio kvietimo tikslus, ko mes siekiame konkrečiai su šiuo kvietimu, o tada prie manęs prisijungs kolegė Kristina, kuri detaliai papasakos apie įvairius reikalavimus, apie paraiškos teikimą sistemoje ir taip toliau. Taigi šis kvietimas yra ypatingas tuo, kad jisai yra skirtas jungtiniams projektams. Tai yra ir tai taip pat yra, galima sakyti, tarptautinis šaukimas, kadangi jame privalo bendradarbiauti bent trys partneriai, trys NVO iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos. Ir šis kvietimas yra skirtas advokacijai migracijos klausimais. Kodėl taip yra daroma? Dėl to, kad mūsų trys valstybės - Lietuva, Latvija ir Lenkija - patiria bendrus iššūkius ir mūsų siekis yra skatinti jungtinius projektus, bendradarbiavimą tarp šių trijų valstybių organizacijų. Kaip ir visas kvietimas, kaip ir visa programa, ypač svarbu, kad veiklos projektai būtų grįsti žmogaus teisėmis ir ES vertybėmis. Jeigu prieš tai pristatytas kvietimas advokacijai yra labai platus, šitas yra konkrečiai skirtas migracijos lauko klausimams. Taip pat mes siekiame stiprinti ne tik apsikeitimą žiniomis, patirtimis tarp trijų šalių NVO, bet taip pat norime, kad dalyvaujančios projektuose NVO stiprintų gebėjimus, mokytųsi vieni iš kitų, iš gerųjų praktikų, kurias turi organizacijos Lenkijoje ar Latvijoje ir Lietuvoje, aišku. Taip pat vienas iš tikslų, jisai nėra pats pagrindinis, bet jis yra integruotas į šį kvietimą, kad siekiama įgalinti vietos ir bendruomeninės organizacijas įsitraukti į advokaciją. Kolegė, kai pristatinės detaliau rezultatus ir kitus aspektus šaukimo, paminės, kaip būtent įtraukti tas vietos ir bendruomeninės organizacijas. Bei taip pat labai svarbus šio kvietimo tikslas yra ne tik pačios advokacijos veiklos, bet ir visuomenės informuotumo didinimą ir neigiamų nuostatų apie migrantų atžvilgių mažinimas. Advokacija šiame kvietime yra suprantama kaip kryptinga veikla, kuria siekiama skatinti įtraukę ir žmogaus teisėmis grįstą migracijos politiką bei jos įgyvendinimą. Pakartosiu rekomendaciją, kuri tikrai jau šiandien skambėjo ne kartą, kad įdėmiai skaitykite pačias gairės, nes jos pakankamai yra detalios ir jose daug kas yra labai detaliai paaiškinta. Kita skaidrė. Taip, aš
Šitoje skaidrėje yra pakankamai daug teksto, bet aš pristatysiu pakankamai trumpai, kadangi kolegė Kristina detaliau sugrįž prie šitų rezultatų. Šioje vietoje norėčiau tiesiog akcentuoti, kad šitame šaukime iš projektų mes tikimės dviejų rezultatų, tokie du blokai veiklų. Tai pirmas rezultatas būtų taip pati advokacijos kampanija ir kampanija reiškia, kad jinai susideda iš keleto veiksmų, bent 4 veiksmų. Ir taip pat antras rezultatas yra informuotumo didinimo kampanija, kuri taip pat yra ne pavienis viešinimas, bet bent 3 skirtingų rūšių veiklų visuma, kuri didina informuotumą. Tikrai, manau, kolegė dar detaliai papasakos ir apie kiekybinius reikalavimus šitiems rezultatams ir paminės kokybinius. Tiesiog norisi apsibriežti lauką, ko mes ieškome tarp šių projektų ir ko mes siekiame. Ir užakcentuosiu 2 pagrindinius dalykus, tai turi būti jungtiniai projektai. Tai tas bendradarbiavimo aspektas tarp bent trijų NVO iš Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos yra būtina sąlyga. O antras aspektas, kad iš tikrųjų šiuo šaukimu mes finansuosime 3 projektus, tai irgi turėkite omeny ir įsivertinkite savo galimybės, savo partnerių galimybės. Gali būti, kad šitas šaukimas bus pakankamai konkurencingas. Šioje vietoje leisiu kalbėti kolegiai Kristinai ir pabaigoje sugrįšiu, kai reikės atsakinėti į klausimus. Kristina, perduodu žodį tau. Ačiū. Matot, kaip jeigu kas visą renginį su mumis, tai mes jau susisinchronizavome, nesidubliuojame ir vis dar motyvuotai norim jūs išlaikyti, pasiklausyti likusios svarbios informacijos. Ačiū Eugenijai už įvedimą. Aš pereinu šiek tiek prie tokių kartais netgi paprastesnių dalių. Tai pirmiausia, kas yra tie tinkami pareiškėjai, galintys dalyvauti šiame kvietime. Šis kvietimas skirtas Lietuvoje registruotams nevyriausybinėms organizacijoms, kurios nacionaliniu lygmeniu vykdo advokaciją minėtais migracijos klausimais. Visi tinkamam pareiškėjai keliami reikalavimai yra išvardinti kvietimo gairėse, nuo kurių nepasislėpsite ir turite atitikti visus 6 išvardintus kriterijus. Tai būti veikianti bent 1 metus nuo kvietimo paskelbimo organizacija, atitinkanti nevyriausybinio organizacijų plėtros įstatymo straipsnį apibrėžianti, laikytis ES vertybių, būti atskaitingi, registrų centrui pateikia nurodytas finansinės ir veiklos ataskaitas. Ir visi šitie 6 punktai, kuriuos beveik visus paminėjau, svarbu, kad turite atitikti visiems iš jų. Nėra išimčių, kad galite atitikti 4 ir 2 netitikti ir taip toliau dalyvauti konkurse. Tai turite laiko, dar sočiai galite netgi susitvarkyti kažkokias finansinės ir veiklos ataskaitas, jeigu, pavyzdžiui, esate jų visų pilnų nepateikę. Tuomet, kaip buvo minėta, projektai įgyvendinami su partneriais, bent viena migracijos srityje veikiančia nevyriausybinė organizacija iš Lenkijos ir bent viena iš Latvijos. Kaip minėta, partnerių įtraukimas nėra formalumas, svarbus bendras veikimas ir darbas kartu su partneriais. Jiems taip pat yra keliami keli tinkamumo kriterijai. Tai nevyriausybinės nepelno siekiančios organizacijos realiai dirbančios migracijos srityje, besilaikančios ES vertybių. Bent vienas iš šitų 2 partnerių turi turėti ne mažesnė nei 2 metų advokacijos migracijos klausimais patirtį, kurią jūs papasakosite pildydami paraišką, apie tai vėliau detalizuosiu, atsakydami tam tikrus klausimus. Partneriai atitinkamai deklaruos savo atitikimą kriterijams partnerių deklaracijoje ir kitais papildomais būdais mūsų kolegės ar vėliau ekspertai, vertinantis paraiškų kokybę, bandys įsitikinti ir patikrinti, ar tie partneriai atitinka minimas sąlygas.
Visi kriterijai, panašiai kaip čia įdėjau į skaidrę, yra išvardinti kvietimo gairėse ir turite ten pagrįžti ir su partneriais, kuriuos turite mintyje, apie kuriuos svarstote, pasitikrinti, ar atitinkate tuos kriterijus. Trumpai apie tokius techninius momentus, reikalavimai projektai. Tai projektų trukmė šiame kvietime yra nuo 10 iki 12 mėnesių, tai nėra super ilgi projektai. Jie galės prasidėti ne anksčiau kaip šių metų birželio 1 dieną ir baigtis ne vėliau kaip kitų metų gegužės 31 dieną. Projekto pratęsimai galimybės nėra ir čia jau tiesiog yra tam tikros tvarkos ir taisyklės atėjusios dar iš kitur, net ne pačių mūsų, kai kurie yra sprendimai. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje ir arba ES šalyse, kažkur kitur, kitų kraštų įtraukti į projekto veiklas negalima. Paramos suma vienam projektui galima yra 60 000 eurų. Pareiškėjo finansinis indėlis nėra būtinas ir, kaip Eugenija jau minėjo, planuojama finansuoti 3 projektus šiame kvietime. Atkreipiu dėmesį tų, kurie galbūt nebuvo mūsų transliacijoje nuo jos pradžios ir pietavo kažkur kitur, ne su mumis. Svarbu atkreipti dėmesį, kad viena organizacija tiek kaip pareiškėja, tiek kaip partnerė, galbūt kitame kažkuriame kvietime, per visus programos verta antro etapo kvietimus, taip didžiąją dalį jų šiandien jau net ir pristatėme, gali gauti nedaugiau kaip 60 000 eurų. Tai ta pati nevyriausybinė organizacija dalyvauja, jeigu dalyvauja keliuose projektuose, turi būti atsakinga, kad neviršytų šitos sumos. Taip kad atsakingai pasižiūrėkite iš tą sąlygą, įsigilinkite, kurio kvietimo, finansavimo sąlygas, tikslus jūs geriausiai atliepiate ir aplikuokite taip, kad šią sąlygą išpildytumėte. Dabar grįžimas prie tų privalomų rezultatų, kuriuos trumpai aptarė Eugenija, o aš šiek tiek daugiau skirsiu laiko ir jums papasakosiu. Pakartojimui šio kvietimu siekiame sustiprinti tą tarpsieninį bendradarbiavimą tarp Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos nevyriausybinio organizacijų dirbančių migracijos srityje ir susidurančių su panašiais iššūkiais. Kviečiame organizacijas jungti jėgas, dalintis patirtimi ir kurti bendras žmogaus teisėmis ir ES vertybėmis grįstas advokacijos iniciatyvas, kurios prisidėtų prie realių viešosios politikos pokyčių migracijos srityje, stiprintų viena kitos gebėjimus ir pasiektų platesnės bendruomenės bei jas informuotų. Galbūt keistų neigiamas nuostatas migracijos atžvilgių ir panašiai. Tai kad šitie tikslai neliktų tokie tik tai teoriniai, kvietime yra numatyti 2 privalomi rezultatai, kuriuos trumpai įvardino Eugenija, kuriuos jūs turite įgyvendindami projektus pasiekti. Tam kiekvienam rezultatui yra nustatyti tam tikri minimalūs kiekybiniai, kokybiniai kriterijai, yra pateiktas veiklų sąrašas ir viskas detaliai aprašyta kvietimo gairėse, kur dabar keliomis ekrano nuotraukomis parodau tiksliai, kur jos guli. O kad ne tik parodyčiau ekrano nuotraukas, aš tas gairės ir atsidarysiu trumpam ir parodysiu kelis akcentus. Tuoj persijungiu į kitą dokumentą ir turėtumėte matyti dabar neužilgo kvietimo gairės, 4 kvietimas, turinys aktyvus su visa jums reikalingama informacija. Čia nuo jos atsispirėte tiek jūs, tiek mes, tai tikrai daugumą atsakymų į savo klausimus galite rasti šiame dokumente. Aš dabar einu prie projekto rengimo skilties, kur ir pakartojama tai, ką aš sakiau, kad yra privaloma siekti 2 rezultatų su tam tikrais kriterijais minimaliais ir parodau, kaip jie plačiai aprašyti ir išskaidyti, kad jums būtų kuo suprantamesni. Ir sudėsiu keletą akcentų sutrumpintą formą.
Pirmasis rezultatas tai tos jungtinės advokacijos kampanijos migracijos klausimais. Privalome projekte bent vieną tokią advokacijos kampaniją įgyvendinti. Šiuo rezultatu siekiama, kad Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos nevyriausybinės organizacijos kartu įgyvendintų tą kryptingą advokacijos kampaniją, orientuotą į kažkokius konkrečius viešuosius sprendimus migracijos srityje, gal tai kažkokius teisės aktus, politikos priemonės, jų gyvendinimą ar panašiai. Esmė, kad tai nėra pavienės reakcijos, o suplanuota, nuosekli ir bendra veikla tarp šių trijų šalių. Kriterijai yra numatyti tiek kokybiniai, tiek kiekybiniai minimalūs kriterijai rezultatų. Tai kampanija turi turėti aišku tikslą, apibrėžtus sprendimų priėmėjus, būti paremta situacijos analizė, svarbus žmonių, kurios migracijos sprendimai tiesiogiai paliečia arba ypatingai rūpi įtraukimas į skirtingų advokacijos veiklų kažkokius etapus, skatiname skirtingas advokacijos strategijas derinti, tai nuo darbo su sprendimų priėmėjais, galbūt su viešąja nuomonė, žiniasklaida ir panašiai. Ir tose veiklose, advokacijos veiklose kampanijos stiprinti tą savo partnerystę tarp minėtų šalių. Kiekybiniai kriterijai keliami šiam rezultatui yra, kaip minėjau, viena kampanija, bent jau viena, susidedanti bent iš 4 skirtingų rūšių advokacijos veiklų. Koks yra tas galimų veiklų sąrašas, aš neužilgo parodysiu. Svarbu dar į kampanijos planavimą ar pilietinius veiksmus įtraukti bent 30 išorinių asmenų, kuriems rūpi kampanijos keliami klausimai ar siūlomi sprendimai. Tai viskas detaliai yra šioje lentelėje, netgi su tam tikrom savokom paaiškintom, kaip jos suprantamas šio kvietimo kontekste. Dabar vieną vietą šiek tiek praleidžiu ir antro privalomo rezultato. Tai yra informuotumo didinimo kampanija apie ES vertybės, kiek tai susijęs su migracijos lauko klausimais. Tai reiškia jūsų pareiškėjo ir tų partnerių kartu suorganizuota informuotumo didinimo kampanija. Tam, kad projektai pasiektų visuomenę ir bendruomenės kažkokias su aiškia patikima informacija apie migrantų teisės, lygiateisiškumą, nediskriminavimą ir kitas ES vertybės. Tai gali būti tiek tiesioginis darbas su žmonėmis, tiek platesnės informacijos kampanijos, įvairūs būdai ir veiklos yra aptartos toliau lentelėje. Svarbu, kad kampanija būtų nuosekli, jūs ją aprašinėsite projekto paraiškoje, pritaikyta konkrečioms tiksliniams grupėms ir siektų ne tik informuoti, bet ir ugdyti supratimą žmonių, kažkokius gebėjimus, galbūt nuostatų pokytį, skatinam derinti skirtingas informavimo formas, nuo renginių iki komunikacijos žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir kitais kanalais, kitomis veiklomis, kurių sąrašą tuoj parodysiu. Kiekybiniai rezultatai keliami šiai veiklai, tai yra bent viena tokia kampanija, ją įtraukiamus bent 3 skirtingos informuotumo didinimo veiklos. Kampanijos metu prašome, kad pasiektumėt ne mažiau kaip 200 asmenų, tai dalis jų gali būti pasiekti tiesiogiai, kažkokio galbūt renginio metu, kita dalis galbūt pasiekta, nežinau, per socialinius tinklus, straipsnius, skaitytojus ir panašiai. Taip pat turi būti bent vienas informuotumo didinimo renginys organizuotas kampanijos metu, kuriame jūs su partneriais dalinatės žiniomis, savo ekspertinėmis žiniomis ar patirtimi ir informuojate kitus vietos ar bendruomeninio lygmens organizacijų atstovus ir taip šviečiate bendruomenės platesniu mastu. Tai rezultato esmė padėti gyvendinti vieną iš kvietimo tikslų, didinti visuomenės informuotumą ir solidarumą migracijos klausimais, kartu stiprinant vietos ir bendruomeninių organizacijų įsitraukimą į advokaciją ir žmogaus teisų gynimą.
Kaip jau užsiminiau kelis sykius, kad vienam rezultate galite minimum 4 veiklas įgyvendinti, informatumo kampanijai minimum 3 veiklos turi būti. Tai štai tos veiklos yra baigtinis veiklų sąrašas, iš kurių jūs ir rinksitės aprašydami savo mintį ir planus projekto paraiškoje, kurias veiklas su kokiu tikslu įgyventinsite. Tai svarbu, kad rezultatai yra neatskiriami nuo šių konkrečių apibrieštų veiklų. Visas sąrašas 14 veiklų yra išvardintas čia. Kviesime planuoti savo projektus taip, kad tos pasirinktos tinkamos finansuoti veiklos aiškiai vestų prie anksčiau minėtų 2 privalomų rezultatų pasiekimo. Tai jeigu yra kažkokia, nežinau, informatumo didinimo kampanijos veikla, tai greičiausiai rinksitės kažkur žiniasklaidos gal kampaniją, galbūt duomenų rinkimas, analizė, kažkoks viešinimas paskui, susitikimai, bendra veikla su kitomis regioninėmis organizacijomis ir tokia šviečiamoji veikla, tai yra platus veiklų sąrašas. Jūs tikrai labiau koncentruokitės į ką ir kaip jūs norite padaryti advokacijos kampanijoje su partneriais ir informatumo kampanijoje, o kaip jau užpavadinti tą veiklą rasite iš šito sąrašo nesunkiai. Kadangi šiame kvietime taikomas fiksuotos sumos finansavimo modelis, apie kurį neužilgo papasakos mano kolegė, bet jau įvedu, tai finansavimas siejamas bus pagrinde ne su patirtomis išlaidomis, o su pasiektais rezultatais, jų kiekiu, kokybė ir tinkamo įgyvendinimu. Tai kaip jau pasakojau, jūs turite 2 pagrindinius rezultatus, susidedančius iš tam tikrų kiekybinių ir kokybinių elementų. Ir už juos atsiskaityti, papasakoti, kaip juos pasiekėte. Tai darysite pateikdami galutinę ataskaitą ir įvairius veiklas ir rezultatus, rezultatų pasiekimą įrodančius dokumentus. Taigi šitoje gairių didelėje lentelėje yra daug pavyzdžių, kokie galimi rezultatų pagrindimo dokumentai turės būti teikiami atsiskaitant už projekto įgyvendinimą. Atidžiai peržiūrėkite ir planuojantis veiklas įsivertinkite, ar galėsite ir kokius dokumentus galėsite surinkti, kad pagrįstumėte tą veiklą. Tai jeigu darysite kažkokį renginį, tai reikės nuotraukų, dalyvių sąrašo, renginio programos, kalbėtojų medžiagos. Tai bus pagrindinis atskaitos taškas, kaip vertinsime, ar ta veikla įvyko, kiek jį pasiekė žmonių, kokia buvo kokybė. Detaliau apie finansavimo modelį papasakos vėliau Jurgita. Tiesiog turėkite omeny, kad šita lentelė turi visą jums reikiamą informaciją, planuojantis veiklas ir einant prie paraiškos pildymo. Todėl dabar grįšiu į skaidres ir pratęsiu jų rodymą su šitą dalimi. Tai yra keletas ekrano nuotraukų iš dalies paraiškos formos. Dar vėliau detalizuosiu, bet jūsų teikiama paraiška bus pildoma elektroninėje sistemoje, atsakant į ten esančius klausimus ir prisegant privalomus dokumentus. Vienas esminis privalomas dokumentas yra projekto turinys, kuriame ir aprašinėsite, kokiomis veiklomis sieksite anksčiau minėtų privalomų rezultatų. Tai čia yra labai paprasti keli paveiksliukai iš to priedo, jums padėti susigaudyti, kad bus blokas pirmo rezultato veiklų aprašymui ir antras blokas antro rezultato veiklų aprašymui. Čia turėsite parašyti, kokią veiklą planuojate daryti, kokia trukmė, apimtis, metodai, turinys, žodžiu, turite skaityti, ko prašo klausimas, prašyti, ko siekia tos veiklos, kokiu rezultatu siekiate tą veiklą, o forma yra interaktyvi kažkiek ir veiklai pasirinkti, aprašytai veiklai turite priskirti
vieną veiklą iš veiklų sąrašo, kur minėjau, tai jeigu prašinėsite advokacijos kompanijos kažkokią veiklą, pasirinksite atitinkamą veiklą iš sąrašo, detalizuosite, ko siekiate ir dešinėje pusėje atsakingai aprašysite, ką ir kaip, kokiais darbais, kurioje vietoje dalinatės su partneriais, kur galbūt veiklą veda kažkuris iš partnerių, kur jūs pagrindinė atsakinga organizacija, žodžiu, čia yra esminė informacija apie jūsų būsimą veiklų planą, užmojį ir kaip jūs sieksite kvietimo rezultatų, tai būkite pakankamai detalūs ir išsamei aprašykite, kad išoriniai ekspertai galėtų įvertinti, ar tikrai tomis veiklomis gebėsite pasiekti tiek, kiek nusimatėte, ar atliepėte kvietimo tikslus ir taip toliau. Visos instrukcijos, patarimai, detalizavimai, ką į kokį klausimą atsakyti, tikrai matosi tiek šitame priede, tiek kitose vietose, kur jums kažką reikia užpildyti. Susiplanavę tų dviejų rezultatų siekimo veiklas, jūs priede prieisite prie tokios suminės lentelės ir dar sykį pakartosite ir perskaičiuosite ir rašysite vienetų skaičius, tai asmenų, kiek pasieksite advokacijos kampaniją, kiek pasieksite, kiek įtrauksite į kampaniją, kiek veiklų kampanijoje planuojate turėti. Turite, čia skaičiai dešinėje turi būti bent jau tokie, kaip nurodyti kairėje, arba gali būti šiek tiek didesni, jeigu jūs gebate pasiekti daugiau asmenų, įtraukti daugiau asmenų, norite daugiau veiklų įgyvendinti, tai čia įrašysite atitinkamus kiekius ir kokios yra susijusios veiklos iš lentelės, kurios padės tos kiekius pasiekti. Atkreipiu dėmesį, kad būtumėte kritiški ir jeigu galite daugiau pasiekti ir įgyvendinti, taip, drąsiai planuokitės, bet turėkite omeny, kad reikės už visas įgyvendintas veiklas atsiskaityti, teikiant visus tuos minėtus įrodančius dokumentus. Jeigu kažkur įrodymų neturėsite, pamesite arba jie parodys daug mažesnį pasiektą rezultatą, atsiskaitant už projektą, negu nusimatėte pradžioje, gali būti, kad dalis finansavimo bus sumažinta atitinkamai pagal rezultatų pasiekimą. Apie tai netrukus ir papasakos mano kolegė Jurgita, tai kviečiu ją įsijungti mikrofoną, o aš atsitrauksiu. Taip. Labą dieną, kad ar manęs negirdėjau, šiandien jau trečią kvietimą pristatinėjom. Aš pakalbėsiu apie biudžetą, reikalavimus biudžetui, jo struktūrą ir atsiskaitimo būdą. Kartu su paraiška jūs sistemoje teikiate ir projekto biudžetą. Tam yra speciali Excelinė forma, kurią turite užpildyti, apie ją pakalbėsiu vėliau. Projekto biudžetas susideda iš dviejų stambių tipų išlaidų ir jos turi tam tikrą procentą, ar ne? Tai, matau, kad čia biškį truputį neteisinga lentelė mano. Nes, gerai, bandom papasakoti. Labai nesiakcentuokite į šią lentelę, gairėse yra teisingai parašyta 93% projekto biudžeto turėtų būti skiriama veiklų išlaidoms, tai yra pareiškėjus ir abiejų partnerių turinio personalas, specialistai, visos tos veiklos, kurios yra reikalingos projekto rezultatams pasiekti. Ir va čia yra mūsų klaida, į 93% taip pat turi įeiti ir projekto valdymo išlaidos, tai yra projekto koordinavimo išlaidos, tai yra bet kokios jums reikalingos rezultatams pasiekti pareiškėjus ir partnerės projekto koordinavimo, ar ne, išlaidos, įskaitant koordinuojančio personalo darbo užmokestį. Tai dar kartą pakartoju, kadangi, atsiprašau, padarėme klaidą, 93% yra veiklos turinio išlaidos plus projekto valdymo
tai yra projekto koordinavimo išlaidos. 7%, nedaugiau negu 7% gali būti skiriama netiesioginėms projektų išlaidoms, tai yra toms išlaidoms, kurių negalite tiesiogiai priskirti projektui, tai tarkim, dalis jūsų IT priežiūros, dalis jūsų kasdieninio biuro kaštų, biuro, kuriame vykdote kelis projektus ir dalį lėšų priskiriate šitam projektui. Ne? Tai tokios dvi stambios kategorijos. Kita taisyklė yra tai, kad projekto pareiškėjui, tai yra nevyriausybinė organizacija iš Lietuvos, gali būti skirta nedaugiau negu 60% viso projekto išlaidų iš bet kurios šių dviejų kategorijų. Projekto partneriams iš Latvijos ir Lenkijos turi būti skirta ne mažiau kaip po 20% viso projekto išlaidų kiekvienam partneriui. Tai yra 3 organizacijos - Lietuva, Latvija, Lenkija. Lietuva gauna nedaugiau kaip 60% viso projekto, Latvija 20%, Lenkija 20%. Kaip tarp eilučių pasiskirsto partneriams skiriamos lėšos, jūs sprendžiate tarpusavyje patys. Kita skaidrė, prašau. Nors su paraiška privalote pateikti biudžetą ir šis biudžetas bus vertinamas ekspertų ir galbūt bus ekspertų netgi išvados, kaip optimizuoti biudžetą, galbūt kažkur sumažinti tam tikras išlaidas, tai būna įprastai daugumoje finansavimo paraiškų ir vertinimo procesuose, tai bus lygiai ir šį kartą. Skirtumas yra tai, kad mes naudosime vadinamąjį lump sum finansavimo metodą, kai nors jūs teikiate detalų biudžetą vertinimo stadijoje, vis tik projekto sutartyje biudžetas detalusis nefigūruos, figūruos viena fiksuota suma skirta jūsų projektui įgyvendinti. Ir ši fiksuota suma bus tam tikrom proporcijom, parodysiu vėliau, susieta su projekto rezultatais. Kiek rezultatų pasieksite, kokia apimtimi ir su aiškiais įrodymais, tokia dalis fiksuotosios sumos jums bus pripažinta tinkama parama. Atsiskaitant už įvykdytus pasiektus rezultatus projekto, nereikės teikti išlaidas pagrindžiančių finansinių dokumentų, tačiau būtina bus pateikti, kaip jau minėjau, rezultatus pagrindžiančius dokumentus. Tai reiškia, kad vykdytojas ir partneriai turi gana daug laisvės disponuoti paskirtą fiksuotąją sumą, svarbu, kad pasiektų įsipareigotus rezultatus. Bet kokiu atveju projektų vykdytojas ir abu partneriai privalo laikytis galiojančių finansinės apskaitos principų, mokesčių teisės aktų, darbo santykių teisės aktų ir pas save pildyti ir turėti visus dokumentus, kurie pagrindžia jūsų projekto išlaidas. Mes tiesiog neprašysime jų mums pateikti, bet jūs privalote juos turėti. Taip pat tam tikrais atvejais jūs privalėsite sudaryti galimybę Atviros Lietuvos fondui, Europos komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams, dar kitiems Europos oficialiems organams atlikti patikrinimą ir susipažinti su jūsų visais projekto dokumentais, bet tai bus tokie atskiri atvejai, jeigu jie apskritai bus. Ir jeigu bus nustatyta, kad buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija, jeigu bus pažeisti teisės aktai, tai gali būti taikomos ir tam tikros sankcijos. Bet vėlgi, kartoju, tai nebus tradicinis tikrinimas, tai bus išimtiniai atvejai. Apibendrinant, fiksuotos sumos modelis suteikia jums daug lankstumo,
disponuoti paskirtomis lėšomis savo nuožiūrą. Biudžetas reikalingas tik vertinimo stadijoje, tačiau kartu reikalauja ir atsakomybės, nes kai laisvai galite spręsti dėl išlaidų, kokių ir kada reikia, jas atitinkamai reikia paplanuoti ir vis tiek turėti savo reikmėm kažkokį planavimo tikslams skirtą biudžetą. Ir svarbiausia, jeigu nepasieksite ar nepilnai pasieksite planuotus privalomus rezultatus, jūs atitinkamai negausite tam tikros dalies ar visų jums paskirtų fiksuotosios sumos dalies pinigų. Ne? Kita skaidrė, prašau. Kaip tai atrodo proporciškai ir kada užskaitysim, kada neužskaitysim. Šioje skaidrėje matote abu privalomus rezultatus, tai yra advokacijos kampanija ir informatumo didinimo kampanija. Kiekvienas iš rezultatų turi 50% sudaro pusę projekto, ar ne? Ir išlaidos pripažįstamos tinkamomis proporcingai šiems rezultatams ir jų pasiekimui, jų įrodomam pasiekimui. Mes tikimės, kad jūs pasieksite 100% ir daugiau numatytų sudėtinių rezultato dalių, tos visos suminės reikšmės. Bet jeigu pasieksite tarp 75 ir 100%, mes finansiškai jūsų nesankcionuosime. Mes išmokėsime visą tai daliai priklausančių lėšų gabaliuką 100%. Ar ne? Jeigu pasieksite mažiau negu 75% ar įrodysite tik mažiau negu 75% kiekvieno iš šitų rezultatų atskirai, už kiekvieną šitą rezultatą, jeigu, tarkim, advokacijos kampanijos pasieksite tik tai 50% savo įsipareigojimų, jūs gausite 0 lėšų už advokacijos kampaniją už tą dalį. Ir lygiai taip pat antras rezultatas informatumo didinimas. Tačiau yra tokia lankstumo truputėlį galimybė palikta, kad jeigu, tarkim, advokacijos kampaniją pasieksite nepilnai, nepakankamai, mažiau negu 75% įvykdysite plano, o informatumo didinimo kampanijos padarysite 125%, ta prasme, tai, ką įsipareigojote, plus gerokai daugiau, tai mes galime sukompensuoti. Spręsime kiekvienu individualiu atveju pagal jūsų rezultatų įrodančius dokumentus ir galbūt užskaitysime dalį to perviršio vietoj nepasiektų rezultatų. Tokia galimybė irgi yra. Kita skaidrė ir dabar nustosiu rodyti skaidres ir norėsiu parodyti jums biudžeto formą ir truputėlį papasakoti, kaip jinai atrodo. Biudžeto matome, ar ne? Biudžeto forma neišsigąskite, jinai yra ilga, bet ilga tik dėl to, kad mes pridėjome daug eilučių visiems gyvenimo atvejams jums, ar ne? Nėra būtina užpildyti visko pilnai. Pildykite tiek, kiek realiai reikės. Pildote tik tai mėlynus langelius. Balti langeliai užsipildo automatiškai, yra jau čia formulų dalykai. Pradžioje rašote projekto pavadinimą, kaip ir visada, tiesiog tekstas, leisiu jums čia įrašyti bet kokį tekstinį pavadinimą. Ne? Tada prie visų projekto išlaidų įrašote pavadinimus visų projekte dalyvaujančių partnerių, ar ne, tai yra pareiškėjos organizacijos iš Lietuvos, pirmo partnerio organizacijos iš Latvijos ir antro partnerio iš organizacijos iš Lenkijos. Galite turėti dar vieną partnerį savo nuožiūrą ir tokių griežtesnių reikalavimų tam nėra, bet jau jūs patys renkatės. Visa sąmata biudžetas yra suskirstyta pagal jūsų rezultatus. Tai yra viena didelė kategorija yra advokacijos kampanija, antra didelė kategorija bus informatumo didinimo kampanija ir pačioje apačioje dar yra palikta vietos projekto viešinimo išlaidoms. Aš iš karto užbėgsiu už akių ir pasakysiu, kad
Projekto viešinimo išlaidos netgi nėra privalomos ir kai sakom viešinimas ir informatumo didinimo kampanija, kuo jie skiriasi, informatumo didinimas, jūs didinate tikslinių grupių žinias, požiūrės nuostatas apie ES vertybės. Tai yra jūsų kampanija privaloma. Projekto viešinimas yra tiesiog informavimas, kad vykdote tokį projektą, koks yra jo turinys ir čia jūs patys galite rinktis, kokia apimtimi tai daryti ar tik minimaliai tai daryti. Ir apačioje yra paskutinė didelė kategorija, tai 7% netiesioginių išlaidų. Iš karto pasakau, kad jų nereikia detalizuoti, reikia tiesiog įrašyti vieną sumą kiekvienam partneriui. Čia galite kažkuriam partneriui neskirti, kai jūs patys savo nuožiūrą žiūrite ir rašote tik tai apvalę sumą atskirai kiekvienam partneriui. Grįžkime prie veiklų. Parodysiu trumpai tiesiog advokacijos kampanijos veiklų ir biudžeto eilučių, išlaidų eilučių pasiskirstimą. Įrašote advokacijos tikslą, vėlgi čia yra tik tai tekstinis kažkoks tai įrašymas. Ir tada skirstote biudžetą pagal veiklas. Veiklų gali būti kiekvienoje kampanijoje maks 8, va čia yra veikla ir čia jos numeris. Veikla 1 ir toliau matote veikla 2 ir veikla 3 jums palikta. Kiek jūs jų suplanuosite, tiek suplanuosite, nėra taisyklių dėl to. Svarbu, kad veiklą pasirinktumėte iš meniu. Ne patys ranka rašote į mėlyną, bet pasirenkate, tarkim, visuomenės paramos telkimas, tarkime, čia aš jau fantazuoju. Ir tada rašote biudžeto eilutes, vėlgi rašote tiek, kiek jums jų reikia, gali būti viena, gali būti maks 10 šitos veiklos biudžeto eilučių. Labai svarbus momentas yra tai, kad D grafoje nurodote, ar tas išlaidas patiria pareiškėja, ar kuri nors iš partnerių. Ir tai padarote vėlgi pasirinkdami iš meniu. Svarbu yra todėl, kad jeigu šito nepadarysite arba padarysite neteisingai, tai jūsų bendra biudžeto suma ir ten apačioje matysite proporcijas išsikreips. Ar ne? Tai svarbu čia teisingai pažymėti. Ir tada tiesiog aprašote, kokias išlaidas patirsite, kokius vienetais matuosite, kiek bus vienetų, tarkim, valandomis skaičiuosite ekspertų darbą, ar ne, vienetų kiekis bus 30 valandų, po 100 eurų automatiškai bus 3000 eurų. Ne? Ir taip kiekvieną eilutę kiekvienos veiklos. Lygiai tą patį darote su informatumo didinimo kampanija, akcentuoju, pasirenkate veiklą iš sąrašo ir būtinai pasirenkate pareiškėją ar kažkurią partnerę iš sąrašo meniu. Parodysiu tik pačią apačią, yra kontrolinės lentelės, kurių jums pildyti nereikia, jos susipildys pačios. Tačiau jos jums pasakys raudonai, jeigu kažkokias proporcijas padarysite neteisingai. Tarkim, 93,7%, jeigu netitiks, jeigu, tarkim, netiesioginių įdėsite daugiau, aš įdėjau daugiau negu visa projekto suma šiuo metu esama pavyzdį įrašyta, jums automatiškai užsidegs raudonai, kad čia yra neteisingas skaičius. Ar ne? Ir lygiai taip pat, jeigu partneriam paskirsite ne tą procentą, jums užsidegs raudonai ir jūs žinosite, kad turite grįžti ir pataisyti, sužiūrėti, ar teisingai pasirinkot partnerius, ar teisingai padarėte proporcijas tarp partnerių ir tarp rūšių išlaidų. Tai tiek trumpai apie biudžetą, vėlgi fiksuota suma. Biudžetą teikiate tik paraiškos etape, jį vertina, tikrina ekspertai, kai vykdote projektą jau gavę finansavimą, išlaidas darote savo nuožiūrą, patys saugojate dokumentus, bet mums neteikėte, svarbu pasiekti ir įrodyti rezultatus. Tai tiek perduodu Kristinai.
Aš grįžinėju ir bandau grąžinti likusias skaidrės. Laiko turime nebaisiai daug, bet dar keletas momentų. Trumpas nupiešimas, kada kokie etapai, tai turite laiko pateikinėti paraiškas, konsultuoti su mumis, skaityti kvietimo dokumentus iki vasario 17 dienos vidurnakčio, kada turėtumėte pateikti paraiškas. Kviečiu konsultuotis ir kreiptis į mus kuo anksčiau, nepasilikti klausimų paskutinėms dienoms, nes ir išeiginių bus papildomų prieš vasario 17 ir savaitgalis. Tai pasiskaitykite, pasidomėkite ir kreipkitės, jeigu kažkas neaišku. O toliau bus jūsų paraiškos vertinamos. Rezultatai planuojami skelbti balandžio viduryje, tada vyktų sutarčių pasirašymas su projekto pareiškėju. Jis atitinkamai turės pasirašyti sutartį su partneriais, bet mes pasirašinėsime sutartį tik su projekto pareiškėju ir leisime jums pradėti įgyvendinti svarbes veiklas jau nuo birželio 1 dienos. Tai trumpai, kur ir kaip teikiamos paraiškos. Tikiuosi, kad jau domėjotės ir žiūrėjote mūsų puslapį ir matėte, kad ir dabar, ir jau visus praeitus metus, dalyvaujant Atviros Lietuvos fondo kvietimuose, paraiškos ar anketos pildomos elektroninę formą naudojantis paraiškų teikimo sistema Submittable. Jūsų paraiška turi būti teikiama lietuvių kalba. Tai jeigu iš partnerių turite kažkokios informacijos gauti, pasitikslinti, tai paskui apie ją perduoti, perpasakoti paraiškoje turite lietuviškai. Turite užpildyti privalomus dokumentus, kurie matosi jau ir puslapyje, neužilgo dar parodysiu, ir atsakyti tam tikrus klausimus sistemoje. Tai tam, kad jūs galėtumėte tai padaryti, jūs turite užsiregistruoti sistemoje. Tai yra pakankamai intuityvu, bet jeigu kažkam reikia, yra puslapyje ir instrukcijos, kaip pateikti dokumentus. Ir norint registruoti sistemoje, jums lieka spausti mygtuką teikti paraišką ir busite nuvesti į langą, kur arba prisijungiate, jeigu jau esate sistemoje Atviros Lietuvos fondo paskyroje, arba susikuriate naują paskyrą su tuo elektroniniu paštu, su kuriuo ir norite gauti visą informaciją apie jūsų pateiktą paraišką, tiek kad ji užregistruota, tiek kad ji yra vertinama arba įvertinta, galbūt jau ir finansuota. Žodžiu, tai turi būti elektroninis paštas, kurį tikrinsite reguliariai ir būsite pasiekiami atsakyti arba atsiųsti kažkokius netgi patikslinimus, jeigu tokių reiktų. Jeigu kažkam reikia, galite naudoti sistemą ir lietuvių kalba. Ja puslapį atsidarius viršuje yra kalbos pasirinkimo skiltis. Tai man patogiau angliškai naudotis, bet visiškai pakankamai padoriai išversta sistema yra ir lietuvių kalba. Tai kitokiu būdu, kitomis formomis, elektroniniu paštu ar dar kažkaip paraiškos nebus priimamos. Vėluojant sistema užsidarys, paraiškas priims tik iki nurodytos datos ir jūs galite teikti vieną paraišką šiame kvietime. Jeigu kažkokių nesklandumų ar klausimų atsitinka paskutinę minutę, kreipkitės, rašykit mums, bet per praeitus metus, kiek turėjome kvietimų šioje sistemoje, viskas tikrai vykdavo sklandžiai ir patogiai. Kaip jau minėjau, paraišką teiksite ten prisijungę ir atsakydami į esančius klausimus sistemoje, bei prisiekdami privalomus priedus ir dokumentus. Tai čia keletas ekrano nuotraukų, kad tie dokumentai ir priedai yra pasiekiami tiek kvietimo puslapyje, tiek prisijungus sistemoje. Jie irgi yra įvardinti atitinkamoje paraiškos dalyje, spaudžiant ant mėlyną spalvą esančių aktyvių nuorodų, tas formas irgi galite parsisiųsti ir pateikti dokumentus visus, kokiu prašoma, norint dalyvauti šiame konkurse. O tai yra, kad atsakyti į sistemoje esančius klausimus, pateikti projektų turinį, priedą, kur aprašote veiklas ir siekiamus rezultatus, projekto biudžeto formą prisiekti.
taip pat savo pasirašytą deklaraciją bei partnerių deklaracijas įkelti. Ir teikiant paraišką prašome, kad įkeltumėte pasirašytą laisvos formos ketinimą bendradarbiauti ar kažkokią kitokį susitarimą preliminarų apibrėžianti jūsų ir partnerių santykių ir planus projekte. Tai dar neprivalo būti galutinė jūsų sutartis, jos paprašysime prieš pasirašant sutartį su mumis, bet teikiant paraišką reikia bent kažkokios formos ketinimo bendradarbiauti įrodymo. Tai turi būti privalomai įkelta į sistemą. Sistema yra draugiška ir leidžia jums į ją grįžti tiek kartų, kiek norite, neprivaloma visko užpildyti ir pateikti vienu kartu. Apačioje yra mygtukas išsaugoti juodraštį arba lietuviškai save draft, tai drąsiai naudokitės juo, atsakę kažkokį klausimą ar turint eiti prie kitų darbų, išsaugokite paraišką, kai būsite grįžę pasirengę ją pildyti toliau, grįžite ir pildysite toliau. Jeigu jau nuspręsite, kad viską užpildėte, visus dokumentus prisegėte ir pateikinėjate paraišką, spausite mygtuką submit arba pateikti lietuviškai. Jeigu kažko būsite praleidę, sistema jums tikrai pamojos raudonai, kuris klausimas yra neatsakytas arba koks priedas nepridėtas. Tai forma draugiška, naudokitės ją ir per anksti nespauskite mygtuko pateikti, išsaugokite juodraštį ir grįžkite iki kol būsite ramus. Po paraiškos pateikimo jūs pasieks automatinis patvirtinimas, nurodantis, kad paraiška yra gauta ir jai suteiktas atitinkamas numeris. Labai greitai paraiškų vertinimas pas mus nėra pakitęs. Mes įvertinsime jūsų ir partnerio atitikimą administraciniams kriterijams, tada bus kokybinis vertinimas, kurį atliks išoriniai ekspertai nešališkai ir atskirai vienas nuo kito ir prieis prie bendrų išvadų. O vėliau atrankos komitetas patvirtins galutinį paraiškų reitingą. Ką svarbu paminėti, kad kvietimo gairėse, su kuriom turite pradėti savo paraiškos pildymą ir pabaigti, kaip naudingiausių jums dokumentų, ten yra įvardinti visi paraiškos kokybės kriterijai ir jiems skiriami balai. Šiais kriterijais vadovausis ekspertai. Šiais kriterijais galite vadovautis ir jūs. Čia pakankamai detaliai aprašyta, koks svoris yra skiriamas biudžetui ir jo detalizavimui, koks svoris, kiek balų yra skiriama projektų rezultatams, atitikimui minimaliems kiekybiniams, kokybiniams kriterijams, koks svoris yra skiriamas jūsų ir partnerių bendradarbiavimui ir žinių dalymuisi. Tai jūs drąsiai pildydami ir aprašydami savo veiklas vadovaukitės čia esančią informaciją, tam tikriems kriterijams yra nurodyti minimalūs balai, jie ypatingai svarbus. Bendrai paraiška turi surinkti bent 60 balų, kad būtų svarstoma ją finansuoti jau atrankos komiteto posėdžio metu. Jeigu surinkus mažiau balų, paraiška į kitą etapą neapeina. Detaliau visą vertinimo procesą galite pasiskaityti kvietimo gairėse. Niekas už jūs to nepadarys. Tad labai tikimės, kad atrankos komiteto svarstyme bus nemažai paraiškų viršijusių 60 balų ribą ir apie finansavimą jūs pasieks informaciją elektroniniu paštu Atviros Lietuvos fondo puslapyje. Tikrai gausite žinias. Dabar turime dar kelias minutės. Kolegės, sakykit, ar sulaukėme klausimų? Ir įgarsins klausimus Eugenija ir pasakys, ar aš turiu. Sveiki dar kartą. Trumpai atsakysime į klausimus, kuriuos gavome. Sveiki, gal galėtumėte patikslinti, ar nurodydami migracijos advokaciją turite omenyje aukštą pridėtinę vertę kuriančius migrantus,
ir prieglobsčio prašytojus, ar ne tik. Tai atsakysiu į šitą klausimą. Turbūt pagrindinis kriterijus čia yra žmogaus teisės. Mes nesame apibrėžę, kokia tikslinė grupė yra tinkama šitame kvietime. Kas yra svarbu visos šitos programos kontekste, kad mes norime, kad advokacija vyktų klausimai susijusi su žmogaus teisėmis. Tai tarkime, jeigu tai yra aukštą pridėtinę vertę kūrentys migrantai, reikėtų tada labai aiškiai įvardinti, kokios jų teisės yra pažeidžiamas ir kokią viešąją politiką jūs sieksite įtakoti su savo advokacijos kampanija. Tai konkrečių turbūt pavyzdžių negalėčiau čia pateikti, bet bendras atsakymas būtų toks ir galvokite apie tai, kad vis tik pati programa yra labai stipriai orientuota į ES vertybės ir žmogaus teises. Nežinau, ar kolegės norėtų kažką papildyti? Ne. Kitas klausimas. Taip pat, ar projekto rėmuose galima operuoti tik ES ribose, negalima vykdyti veiklų, įtraukti projekto dalyvių iš kitų žemynų? Iš tikrųjų, jūsų klausime yra keletas elementų. Projekto veiklos privalo vykti ES, negali vykti už ES ribų. Tačiau, kai yra įvardėjami projekto dalyviai iš kitų žemynų, kai mes kalbame apie migrantus, kurie, tarkim, yra Lenkijos, Latvijos ar Lietuvos teritorijose, tai be abejo, jie gali būti iš kitų žemynų, nes jie yra arba prieglobsčio prašytojai, arba migrantai. Tai trumpas atsakymas būtų taip, bet tie dalyviai turėtų būti Lietuvoje, Latvijoje ar Lenkijoje, arba ES ribose, jeigu yra numatytos veiklos, kurios vyks kažkur kitur negu šitose 3 valstybėse. Ir trečias klausimas, ar teisingai suprantame, jog didžiausias galimas finansavimas yra 180 000, tai yra 3 partneriai po 60 000. Ne, iš viso bendras šio šaukimo finansavimas yra 180 000 3 projektams. Tai yra kiekvienas, pavadinkime, konsorciumas gali siekti 60 000 eurų finansavimo, o pasiskirstimas tarp partnerių, kolegės jau pasakojo ir tai yra aprašyta gairėse, kokiamis procentinėmis ribomis jūs galite vadovautis konsorciumo viduje, paskirstydami šito 60 000. Pasitikslinsiu, ar nėra kitų klausimų. Kitų klausimų nėra, bet raginame toliau mums rašyti, susisiekti, pasidomėti jau dabar, pasiskaityti gaires ir aplikuoti į šitą šaukimą bei kitus šaukimus, kuriuos pristatėme. Ir nežinau, galbūt kolegės dar norėtų tarti kokį paskutinį žodį. Matau, kolegė sako ne, tai aš tada pasinaudosiu tą progą, padėkosiu visiems už dėmesį, ačiū tiems, kurie išbuvo visas 3 valandas su mumis ir didžiausias dėkui komandai. Viso.